Sveiki visi, esu Natalija Norvilė iš įmonės Adels. Tęsime šiandien mūsų webinarų ciklą ir šiame webinare šnekėsime apie įsitraukimą gamybos srityje, kaip jaučiasi darbuotojai, kokie yra rezultatai lyginant su ankstesniais metais, kaip atrodo gamybos sektorius lyginant su Lietuvos rodikliais ir turėsim viešnią, kuri papasakos jų pasidalins praktinę patirtimi. Tai yra Lina Leonavičienė iš Vikondos grupės personalo vadovė. Labą dieną. Klausimus, kaip minėjau, pradžioj galit užduoti, kada patogu, galit rašyti į chatą, galit luktelt pabaigos ir užduoti klausimus. Tai pradėti norėsiu nuo šiek tiek tokio vaizdo, nes labai visi klausia, o tai iš kokio dalyvių skaičiaus mes darom tas išvadas, kiek dalyvauja ir panašiai. Tai pasižiūrėjau, už 25 metus aš pristatinėsiu rezultatus. Tai per 25 metus mes apklausėm virš 11 000 gamybos darbuotojų vien Lietuvoje. Jų iš tikrųjų yra daugiau, nes yra dar Latvija, Estija, Ukraina ir kitos šalis, bet grinai Lietuvos darbuotojų dirbančių gamybos srityje yra virš 11 tūkstančių, atsiprašau. Tuo tarpu visa imtis, su kuria lyginu, jie sudaro 26 tūkstančiai plus darbuotojų. Tai imtis iš tikrųjų didelė. Čia tik tai Lietuvos, neįtraukiant jau kitų šalių rezultatų. Ir iš tikrųjų, kai ruošėmės webinarui, pasižiūrėjome, o tai koks yra aktyvumas apskritai. Kai mes išsiunčiam, pavyzdžiui, 100 anketų, kiek iš jų yra užpildomos. Tai Lietuvos mastu yra užpildomas 71 procentas, bet įdomu, kad ir gamybos įmonėse lygiai taip pat turim 71 procentą aktyvumo. Tai čia iš tikrųjų mane, tiesą sakant, nustebino, aš maniau, kad bus šiek tiek prastesnis aktyvumas negu bendrai Lietuvos, bet tikrai toks maloniai ir mane pačią nustebino rezultatas pačio įsitraukimo į klausimyno pildymą. Noriu pristatyti pagrindinius tokius 3 rodiklius, kaip atrodo situacija gamybos sektorėje lyginant su Lietuvos kontekstu. Tai tik tai trumpai noriu priminti, kaip interpretuojam mes rezultatus. Kiekviena iš šitų pristatytų čia skaidrėje skalių gali svyruoti jos rezultatas nuo 0 iki 100 procentų. Optimalus, toks siektinas, geras rezultatas būtų bent 60 procentų. Tai galite skaidrėje matyti, kad įsitraukimas gamybos darbuotojų yra pakankamai aukštas ir lyginant su 24 metais jisai pakilo per 3 procentinius punktus ir šiuo metu siekia 61. Bet šiek tiek atsilieka nuo Lietuvos rezultato. Ir tą matysit irgi kitose skaidrėse, kai lyginsiu su bendru Lietuvos kontekstu, tai gamybos rezultatai bus žemesni, nuosekliai žemesni visose srityse, lyginant su bendrai Lietuva. Darbuotojų patirtimi mes vadiname darbuotojų pasitenkinimą darbu. Kiek darbuotojai jaučiasi patenkinti atlygių, savo tiesioginiais vadovais, komunikacija, darbo sąlygom, įvairiais aspektais. Tai šitas indeksas yra toksai išvestinis ir jisai sunkiau kyla. Ir tą matot ir skaidrėje, kad nuo 24 metų gamybinių įmonių rodiklis darbuotojų patirties paaugo tik tai per 1 procentinį punktą. Tai čia praktiškai paklaidos yra ribose. Pasitenkinimas Lietuvos mastu ūgtelėjo per 2 procentinius punktus, vėlgi paklaidos ribose. Dar vienas svarbus momentas, ką mes vertinam, yra įgalinimas. Tai kiek darbuotojai jaučia savo komandos, savo kolegų, savo tiesioginių vadovų pasitikėjimą, kiek jie gali patys nuspręsti, kaip jiems efektyviausiai, geriausiai, optimaliausiai atlikti jų darbinės užduotis. Gamyboje visada šitas rodiklis yra pakankamai neaukštas. Vis dėlto jis yra aukštesnis negu 60, kas tikrai džiugina, bet manau, kad tai tiek stebit, o matau pagal sąrašą, kad daugelis jūsų dirba gamybinėse įmonėse. Jūs žinot, kiek daug tvarkų, procesų, procedūrų, darbų saugos, maisto saugos, kartais taisyklių, tvarkų ir panašiai yra. Tai, turbūt nieko nestebina, kad lyginant su bendra imtimi įgalinimas yra žemesnis. Ir apskritai kalbant, gamybinis sektorius jisai turi savo specifiką tikrai ir įsitraukimas dažnu atveju yra žemesnis dėl kelių priežasčių. Dėl to, kad mes turime pamaininį darbą,
ko dažniausiai neturime bendrai Lietuvos imtyje, arba, nežinau, IT sektoriaus komunikacijų, energetikų ir panašiai. Su energetikais, aišku, būna ir pamaininio darbo, bet ne tiek daug. Bet gamyboje pamainos tikrai dažnu atveju yra ir nepertraukiama gamyba vyksta visą parą. Taip pat fizinis krūvis, dirbant gamyboje, kalbant konkrečiai apie darbininkus, yra tikrai didesnis, nes mūsų sėdint ofise prie kompo ir taip toliau. Plus lankstumo galimybės yra pakankamai nedidelės, yra ir karjeros galimybių šiek tiek prastesnis įvertinimas tipiškai ir negi ne visada yra lengva nuspręsti dėl tos pamainos, pavyzdžiui, ar susikeis su kitais ir taip toliau, tai tas lankstumas tiek fizinis, tiek psichologinis yra žemesni. Ir šiaip analizuojant tiek mokslinius tyrimų rezultatus, tiek ir kalbantis su klientais, ką mes pastebėm, kad toks yra akivaizdus faktas, kad gamyboje darbuotojai jie negali dirbti iš namų. Jie neturi tokios prabangos, kad šiandien aš savo darbą atliksiu namuose. Bet kaip tada pasireiškia neįsitraukimas į darbą, ir čia iš tikrųjų mane pačią labai nustebino, kad neįsitraukia darbuotojai, jie dažniau patiria įvairiausių įvykių, kalbant apie traumas, pavyzdžiui, dažniau jiems sugenda įranga arba atsiranda didesnis broko kiekis. Tai čia toks įdomesnis aspektas, kad motyvacija, jinai pasireiškia per toks jos yra, tiksliau, nemotyvacijos galbūt momentas. Tada, kas dar labai mane sudomino ir pasigilinau į tai, kad tikrai mes matom, robotizuojasi gamybos įmonės, tikrai tas labai, praktiškai, kur be nuvykčiau pas klientą, dirba robotai ir tas atrodo labai įspūdinga, bet ką moksliniai tyrimai rodo, kad jeigu mes investuojam didžiulius pinigus į naują liniją, į kažkokį automatizavimo procesą, bet neinvestuojam į žmogiškuosius resursus, tai investicijos grąža iš tų visų puikių technologinių patobulinimų yra 30% mažesnė, negu mes būtume investavę į meistrų, pavyzdžiui, emocinio intelekto ar lyderystės kompetencijas. Ir dar pasižiūrėjau, o kas Europoje yra tokio, kaip tą lankstumą padidinti, tai pagrindinis patarimas, kad galimybė patiems darbuotojams susikeisti, pavyzdžiui, pamainon, ar per programėlę, ar tiesiog susirašius ir informavus vadovybę, įsitraukimą jų padidina virš 20% punktų. Tai tas yra įdomus, jeigu žmogus pats gali paveikti, sakykime, nuspręsti, kada jam geriausia dirbti, arba turi tam tikro lankstumo, tai tas tikrai teigiamai veikia vidinę motyvaciją. Tai Alina, noriu jūsų paklausti apie jūsų patirtis, nes atlikot tyrimą visoj grupiai. Kokie buvo, pagrindiniai tikslai, kam padarėt? Tai pirmiausia, turbūt reiktų paminėti, kad grupė viso sudaro 17 įmonių ir tyrimą atlikom visose įmonėse ir 2 iš įmonių yra gamybinės. Pakankamai didelės įmonės su daug darbuotojų, dideliu darbuotojų skaičiumi. Tai tų iššūkių buvo tikrai ir tyrimą organizuojant ir skatinant duotojus jame dalyvauti, bet pagrindinis motyvas turbūt buvo pasitikrinti tą objektyvumą ir duomenimis grįstą vaizdą susidaryti. Kokią turim situaciją tiek tarp skirtingų grupės įmonių, tiek tarp skirtingų galbūt cechų netgi ir net pamainų. Tai pirmiausiai toks tikslas buvo. Labai smagu, kad tas noras dalyvauti tyrime buvo abipusis tiek vadovybės, tiek personalo paskatintas. Tai yra labai svarbus aspektas, kad darbuotojai tikėtų ir sulauktų pokyčių. Ir turbūt tai ir turėjo sėkmę. Viso tyrimą vykdome jau 4 metus, tai turėjom jau pradžiamokslį, darbuotojai jau turėjo pasitikėjimą tokiu tyrimu, žinojo, kad neieškoma kas ką atsakė, nesiaiškinama, kodėl vienas geresnis, kitas blogesnis atsakymas, bet įvyksta
pokyčiai po tyrimų. Tai manau, kad sėkmę labiausiai lemia tai. Ir dar džiugu, ką Natalija paminėjo aktyvume, tai pakankamai aukštą aktyvumo rodiklį ir mes turime, už ką turbūt turėčiau padėkoti tiek vadovam, kurie eina į žmonės gamybinių susirinkimų metu, juos skatina dalyvauti tyrime, kai turim tą tyrimo periodą laikotarpį, tiek savo kolegiams, personalo skyriaus darbuotojams, kurios tikrai labai įdeda daug darbo, paskatinant juos pildyti, būti atviriems. Ir tai turbūt lemia tą didelį procentą. Nes aš galvoju, jūsų darbuotojai yra labai skirtingo amžiaus, skirtingos patirties, skirtingo to technologinio tokio išprusimo. O kaip užtikrinot, kad sudalyvautų visi? Tai turbūt popierinių anketų neišvengsime dar ilgesnį laiką, čia jau nereikia slėpti. Tai turėjome ir tenais veiklos, kai darbuotojas pasiema virtuvėlėje popierinę anketą, ją užpildo ir įmeta į dėžę. Ne? Jiem tai atrodo pakankamai ir saugu, ir pasitikė mumis, nes labai daug komentarų tenais gyvų randam, kas yra tikrai naudinga. Bet kadangi jau ne pirmus metus turim savitarnos portalą, kur darbuotojai turi gamybinėse įmonėse prisijungimą prie kompiuterio, jiem yra skirtos erdvės, kur jie gali pildytis ir atostogų prašymus, ar ne, ir pasitikrinti algalapius, ir atostogų likučius pasižiūrėti, tai jie jau netaip bijo tos technikos. Tai yra dar viena gera vieta, kad jie jau buvo pripratinti prie IT sistemų ir, aišku, galimybė pildytis telefonu. Tai tikrai labai patogus Adelzės įrankis, kur ekrane patogiai matosi viskas, nes čia irgi turėjom iššūkius su ankstesniais tyrimais, kai dalis anketos pasislėpia, ne visi darbuotojai žino, kad reikia pastumti ir jo rasti visus atsakymus. Tai čia tikrai turėjom gerą patirtį šiais metais tiem, kas norėjo pildyti telefonu. O galvoju, kokią problemą labiausiai tikėjotės išspręsti atlikdami tyrimą? Į ką čia labiausiai fokusavotės? Nes, ne tyrimas vardan tyrimo, tikriausiai. Taip, tai turbūt labiausiai norėjom pasitikrinti, kokias konkrečiai sisteminės problemas turime, kad tai nebūtų tik triukšmai. Jeigu kalbėsi ten su darbuotojais individualiai, tu girdėjai ir darbo užmokesčiai ten klausimai, ir tam tikros darbo sąlygos, ar ne, ten kažkam tai kolega nepatinka, kažkam tai batai nepatinka ir tada kyla klausimas, iš 200 darbuotojų, ar tai 2 nepatinka, ar tai yra sisteminė problema, kur jau matom, kad 20-30% kyla problemų dėl to. Tai pirmiausiai turėti imtį ir iš tos imties turėti adekvačius duomenis. Tai tokių vietų tikrai identifikavom, tiek iššūkių, su kuriais turim susitvarkyti, tiek smagiai nustebinusių vietų. Man atrodo, norėsiu dar pasigilinti ir iššūkius, ir nustebinusias vietas. Bet šiek tiek dar tada pristatysiu, ką mes dar Lietuvoje turim ir sugrįšim toliau prie mūsų diskusijos. O pristatytai noriu darbuotojo lojalumo rodiklį, nes visada tyrime klausime, ar rekomenduotumėt šitą įmonę žmogui, kuris ieško darbo. Ir metodologija čia yra šiek tiek kitokia negu bendrai visam įsitraukimo tyrime, nes čia darbuotojas renkasi atsakymą nuo 0 iki 10, kur 0 yra, kad visiškai nerekomenduoja, o 10 tiesiog visiems eina ir pasakoja. Ir visus darbuotojus skirstame į 3 kategorijas pagal jų skirtą balą. Į gerbėjus, tuos, kurie pažymė į 9 arba 10, į pasyvius, kurie žymė 7 arba 8 renkasi, ir į peikėjus, arba nerekomenduojančius, tai jie renkasi nuo 0 iki 6. Tai bendrai gamybos darbuotojų Lietuvoje 25 metais rodiklis mūsų tyrimuose yra -1. Minusas reiškia, kad didesnė yra peikėjų dalis, lyginant su gerbėjais. Ir tą jūs matot skaidrės dešinėje pusėje, kur gerbėjų yra 33%, peikėjų yra 34%. Ir iš tikrųjų čia toks visai įdomus tas pasiskirstimas, nes apylygės yra grupės. Gerbėjų, pasyvių
ir peikėjų toks per 1% punktą skirtumas. Tai ir galvojam, nu tai, o kas labiausiai prisideda prie to, kad darbuotojas rekomenduoja savo įmonę. Tai šiaip atliekant komentarų analizę matome, kad darbuotojai vertina, tikrai labai dažnas komentaras yra laiku mokamas atlyginimas ir visos socialinės garantijos. Ir galim čia, aš pati kalbu ir šypsausi, bet iš tikrųjų tai yra toks labai svarbus motivatorius, kad žmogus gali prognozuoti savo būsimas išlaidas ir pajamas. Taip pat, kas labai svarbu gamybos darbuotojams, tai yra ne kažkokie picų vakarėliai, kas irgi yra smagu gauti, pavyzdžiui, penktadieniais, paskutinį mėnesį penktadienį kokių picų ar panašiai, bet aiškios tobulėjimo galimybės yra labai labai svarbios, kad darbuotojai turi suvokti, kaip jie gali plėsti savo kompetencijas, kaip jie gali išmokti kažko naujo, o tų naujovių ir inovacijų tikrai gamyboje yra labai daug. Ir, turbūt, Lina, sutiksit, taip kaip dirbot prieš 10 metų, nėra taip pat, kaip dirbot dabar. Per tą laiką, atrodo, laikas nėra labai ilgas, bet daug dalykų pasikeitė. Ir dar vienas momentas yra fizinio saugumo jausmas, ko galbūt nelabai mini kitų sferų darbuotojai, bet gamyboje tikrai yra didesnė rizika įvairiausių nelaimingų atsitikimų. Tai jeigu darbuotojai jaučiasi, kad jie dirba su nesaugia įranga arba, pavyzdžiui, jie neturi tinkamos aprangos ar batų ir taip toliau, tai tas irgi mažina norą rekomenduoti. Tai labai tas jaučiasi, kad darbo sąlygos yra labai svarbios. Aišku, ir temperatūra darbo vietoje, ir kvapai ir panašiai. Kartais mes negalim to koreguoti smarkiai, nes jeigu dirbat, pavyzdžiui, su maistu ir gaminat kažkokią, sakykime, šaldytą produkciją, tai visada bus šalta, nebus taip, kad ceche bus labai šilta, bet klausimas, ką įmonė daro, kad aprūpintų darbuotojus rūbais, apsauginiais, termorūbais ir taip toliau. Tai šitas aspektas ypatingai ryškus yra gamyboje. O kaip kinta situacija nuo 24 metų, iš tikrųjų nesmarkiai, bet 24 metais įdomu, kad NPS buvo teigiamas ir buvo bendras rodiklis lygus 2. Ir pasiskirstimas buvo labai panašus. Gerbėjų kaip ir pernai, kaip ir 25 buvo 33%. Tik tai peikėjų 25 metais yra per 2 procentinius punktus daugiau. Tai skirtumai tikrai nedideli, bet rodiklis vis tiek minusinis. Aišku, jeigu žiūrėtume per sektorius, tai didžiausias minusas yra mažmeninės prekybos įmonėse. Ten NPS yra, jeigu neklystu, ar -8 ar -9, neseniai kaip tik skaičiavom naujausius. Tai prekybos darbuotojai mažiau rekomenduoja savo darbdavį kitiems, lyginant su kitais sektoriais. Dar tokį visai smagų dalyką žiūrim, tai yra ambasadorystės modelį. Jisai yra apskaičiuojamas iš jau mano apkalbėtų rodiklių, iš įsitraukimo ir NPS-o. Ir pasižiūrime, ar darbuotojai jaučiasi ir įsitraukia į savo darbą, ar jiems patinka darbo pobūdis ir panašiai, ir ar jie taip pat rekomenduoja įmonę kaip gerą darbdavį. Ir iš to gimsta 4 įmanomos grupės. Pirmoji, kurią mes vadinam ambasadoriais, į ją patenka tie darbuotojai, kurie ir darbą mėgsta, kurių įsitraukimas aukštas, ir taip pat jų NPS rodiklis yra aukštas. Tai jų skaičius, lyginant su 24 metais, kosmetiškai pasikeitė, sakykime taip, per 1 procentinį punktą. Kita grupė, kur šiemet, tiksliau 25 metais turim didesnį šiek tiek dalį lyginant su 24, yra legionieriai. Legionieriais mes vadiname darbuotojus, kuriems darbo pobūdis patinka, yra priimtinas, yra įdomu, tačiau jie nėra stipriai prisirišę prie darbdavio. Šiuo metu jie rodo iniciatyvą, jie yra motyvuoti, bet lygiai taip pat jie galėtų būti motyvuoti kitur. Tai jų rodiklis šiek tiek paaugo ir jau viršė paklaidos ribą šitas augimas, bet jisai nėra dar pavojingas ar rizikingas,
nes jeigu būtų virš 50% legionierių, tada aš jau, man jau užsidegtų turbūt raudona vėliavėlė ar kažkokią lemputę ir sakyčiau, kad jau vertėtų pasižiūrėti detaliau šituos dalykus, nes tai reikštų, kad virš 50% mano įmonės darbuotojų galimai svarstys išeiti kitur, gavę geresnį pasiūlymą. Ir nebūtinai tai yra finansinis pasiūlymas geresnis, gali būti, kad tiesiog darbo vieta yra arčiau namų, arba pavyzdžiui, vat ką irgi dažnai girdim, kad šitame darbe yra pamaininis darbas, o kitame darbe galbūt nėra pamainų ir tiesiog tu dirbi kiekvieną dieną nuo 7 iki, sakykime, 16 valandos ir, tai yra geresnės darbo sąlygos patiems darbuotojams. Toliau turim tokią oranžinę spalvą pažymėtą grupę, kurią vadinam gyventojais. Gyventojai teigiamai labai vertina savo įmonę, tačiau bendrai įsitraukimo lygis jų yra žemesnis. Tokių tipiškai gamyboje yra nedaug ir matosi tas nedidelis labai procentas. Ir įkaitais vadinam tuos darbuotojus, kurių ir įsitraukimas žemas ir taip pat pakankamai žemas yra NPS-as. Tai džiugu matyti, kad lyginant su 24 metais įkaitų proporcija šiek tiek yra pagerėjusi ir sudaro 29%. Bet apskritai, žvelgiant į situaciją Lietuvoje ir gamybos sektoriai, tik tai keli darbuotojų gerosios patirties rodikliai yra vertinami tikrai gerai. Tai kol kalbėsime su Alina, užduosiu Jums klausimą visiems klausytams, kaip manot, galit parašyti čato langelėje, kurie veiksniai Lietuvos gamybinėse įmonėse vertinami teigiamai ir vertinami gerai, kuo žmonės yra patenkinti. Galite apie savo įmonės pagalvoti, galite tiesiog pabandyti paspėlioti, kas gerai vertinama gamybinių įmonių darbuotojų. O aš, Alina, noriu Jūsų paklausti apie Jūsų rezultatus ir kas pas Jūs teigiamai vertinama. Gal ne taip paklausiu, ar buvo staigmenų pamačius rezultatus ir jeigu buvo, tai kokių? Buvo staigmenų. Turbūt keisčiausiai buvo tai, kad pasitenkinimo, įsitraukimo rodikliai yra pakankamai aukšti, kai kur net virš Lietuvos vidurkio buvo. Bet NPS rodiklis, tai yra rekomendavimo, yra pakankamai žemas. Bet tas buvo keista ir tada norėjosi giliau pasižiūrėti, kodėl žmogus jaučiasi įsitraukęs, patenkintas tiek vadovais, tiek darbo sąlygomis aplinka, bet įmonė rekomenduotų pakankamai žemų rodiklių arba nerekomenduotų. Ir tada pamačiau vieną skirtumą nuo to, ką rodėte, Natalija, skaidrėje apie išsidėstymą. Tai reiškia, tai yra, kad pasyviųjų pas mus yra didžioji dalis, o jie skaičiuojant šitą rodiklį iš skaičiuoklės išsiema. Tai vat pas mus dažnu atveju tai yra virš 40%, kartais net ir arti 50%, ir reiškia, jie įtakos šitam rodikliui nepadaro. Bet aš savo čia atsakau į kitą tokį klausimą, kalbant apie lietuvio mentalitetą. Kaip pas mus yra vertinama viskas? Normaliai. Paklausi, ar skaniai pagaminai pietus? Normaliai. Ar gražiai apsirengiai? Normaliai. Pas mus nėra to tokio lietuviško, wow, kaip čia gerai, kaip nuostabu. Reiškia, 7-8 pas mus yra norma. Gerai, jeigu darbdavys laiku, kaip sakot, moka algą ar ne, ta alga man netenkina, darbo grafikas tenkina, įmonė jaučiuosi saugus, tai reiškia, čia jaučiuosi normaliai, tai reiškia 7-8. Tai sau taip bandau save raminti, kad nėra iš tikrųjų taip blogai, bet jeigu prie rimtesnių dalykų, tai iš tikrųjų dar vienas momentas, kuriuo noriu pasidalinti, per tuos 4 metus esam nuėję kelią vienoje įmonėje nuo -70 NPS iki arti 0 dabar. Tai tikrai yra viskas padaroma ir pasiekiama žingsnis po žingsnio su įdirbiu. Ir čia labai yra svarbu vadovų įsitraukimas, noras
keisti, noras kalbėti su žmonėmis apie jų svarbą, apie jų įtaką, nepamiršti jiems padėkoti, nepamiršti gerinti sąlygas ten, kur galime gerinti ir geriau po mažą žingsnelį porą kartų per metus padaryti ir apie tai vėliau pakalbėti, kas yra labai svarbu komunikacijai, negu nedaryti nieko ir sakyti, gamybininkai, jie yra tokie. Tai manau, kad viskas yra pasiekiama žingsnelis po žingsnelio. Mhm. O jeigu galėtumėt pasidalinti, o kas silpniau galbūt buvo vertinama? Tai turbūt tradiciškai, kaip ir sakėt, darbo užmokestis, priedai, tai yra tos vietos, kurios vertinant ir Lietuvos mastu matom šitą rodiklį žemiausią. Ir turbūt karjeros galimybės. Tai va ta vieta, ties kuria supratom, kad turime padirbėti, nes kitas įdomus dalykas, kad visi pamainos meistrai yra užaugę iš gamybos žmonių. Tai reiškia, karjera yra įmanoma. Visi aukštesnių pozicijų gamybos specialistai, operatoriai, virėjai ar ten frizeruotojai, kurie turi didelės atsakomybės mūsų gamybose, irgi yra užaugę iš tų pačių eilinių gamybos darbininkų, kurie pradeda nuo pradžiamokslio. Tai karjera yra tikrai galima įmonė, tik tai apie ją reikia kalbėti. Vienas dalykas, aiškiai komunikuoti, kokių kompetencijų reikia, kokių pastangų reikia ir aiškiai sudėlioti tą kategorizavimo sistemą, kaip tu gali pakilti per kelias kategorijas, dedant pastangas ir keliant kompetenciją. Ką paminėsiu ir kas maloniai nudžiugino, Natalija, ką ir jūs pati minėjote, darant pristatymą mūsų įmonėse vadovams, tai kad aukščiausia vadovybė vertinama mūsų įmonėse pakankamai aukštai. Taip kaip tiesioginiai vadovai yra daugumo įmonių pirmoji vietoj pagal tą patirties rodiklių skalę, taip ir aukščiausia vadovybė. Bet čia irgi turbūt yra atsakymas tai, kad jie eina į žmonės, jie bendrauja, jie dalyvauja tikrai nedažnai, bet gamybiniuose susirinkimuose jie susikviečia žmonės kartą ar du per metus daryti rezultatų pristatymą, kalbėti apie planuojamus pokyčius, inovacijas, naujų technologijų atėjimą į įmonę. Ir jie yra matomi ir tada susilaukia ir tokio gero vertinimo iš darbuotojų. Mhm. Čia labai gerą aspektą palėtėt, nes tikrai mes dažnu atveju, ne tik gamyboje, turim tokį atotrukį tarp to, kaip gerai pozityviai vertinami tiesioginiai vadovai ir kaip prastai vertinama aukščiausiai vadovybė, nes jinai yra kažkur. Ir labai dažnai netgi ypač žemesnės grandies darbuotojai net ne visada suvokia, kas yra ta aukščiausiai vadovybė, nes jiems gal pamainos vadovas jau yra pakankamai aukšta, o jau gamybos vadovas yra tiesiog pati aukščiausia pozicija. Ir tikrai tai, ką pasakėt apie tai, kad vadovai yra matomi, kad jie nueina, kad pristato rezultatus, tai yra turbūt, ir yra ta sėkmės paslaptis, kodėl geri yra vertinama būtent aukščiausios vadovybės. Kuo arčiau vadovai nusileidžia jau arčiau žmonių, tuo geresnė yra vertinamai. Ir labai šiaip, ne tik gamybos darbuotojai, apskritai ir prekyboje tą patį stebim, ir statybų sektorių ir panašiai. Jeigu vadovai aukščiausio lygmens yra prieinami, jeigu tu gali užduoti jiems klausimą. O šiaip idealiausia, jeigu net ir vardą tavo žino, arba šiaip kažkokią detalę, tai tada tikrai ir pagarbos daug atsiranda ir tokio labai teigiamo vertinimo aukščiausias vadovybės. Mačiau, jau mums įkrito į komentarus šiek tiek atsakymų apie tai, kas gerai vertinama. Tai darbo grafikas tikrai vertinamas gerai, mes neturim atskirai visos skalės apie darbo grafiką, bet turim darbo sąlygas, bet tenais, kai žiūrim apie grafiką, tai darbo sąlygos yra vertinamos gerai. Prasčiau yra vertinamos visos kitos darbo sąlygos, tiek įvairiausios tvarkos, procedūrai, procesai ir panašiai, tiek ir fizinė aplinka, nes labai dažnai būna ir triukšmas, ir šilta arba šalta, kvapai įvairiausia, jeigu, pavyzdžiui,
gaminama kažkas, sakykime, ar mediena, ar plastikas ir panašiai. Ir ne visada filtrai tą ištraukia. Dėja, atlyginimas tikrai negaliu pasakyti, kad gerai vertinamas. Gerai vertinamas laiku mokamas atlyginimas, bet prastai vertinamas pats atlyginimo dydis ir žmonės dažniausiai žymi, kad jie gauna per mažą atlyginimą ir per mažus priedus. Ir čia matot šitam grafike svarbiausia spalva yra tamsiai mėlyna, jinai parodo, kiek procentų darbuotojų atsakydami į teiginius, pavyzdžiui, apie tiesioginius vadovus, ar įgalinimą, ar verslo etiko ir kultūrą ir panašiai, renkasi atsakymus sutinku arba visiškai sutinku su šitais teiginiais. Tai optimalus rezultatas būtų virš 60, tai va čia tokia linija horizontale pažymėta 5 pagrindiniai veiksniai - tiesioginis vadovas, psichologinis saugumas, įgalinimas, bendradarbiai ir įvaizdis, kas yra vertinama gerai. Kiti, pavyzdžiui, tobulėjimas ir komunikacija, sakyčiau, visai irgi teigiamai yra vertinami, nes nedidelis yra skirtumas. Ir jeigu dar sumuotume visus mėlynus atspalvius ir tą tokį šviesesnį, kuris atspindi taip pat tokį pritarimą teiginiui, tik tai netokį stiprų, labiau sutinku negu nesutinku, tikrai matosi, kad šitas blokas viršutinis 5 plus kokie dar 2 ar 3 vertinami tikrai gerai. Jeigu žiūrėtume į apačią grafiko, čia matom atlygį, priedus ir karjerą ir pripažinimą. Pripažinimas labai dažnai eina ranka rankon ar koja kojon su priedais ir atlygiu. Tikrai darbuotojai jaučiasi nepakankami įvertinami ir su tuo susiję. Čia turbūt paaiškinimas yra toksai, kad nepratę mes girti savo darbuotojų. Tikrai meistrai, ar operatoriai, ar pamainos vadovai ir panašiai, nėra tai kasdienis darbas pagirti. Žymiai dažniau vis tiek mes fokusuojamės į klaidas, į broką, į tai, ką reikėjo padaryti kitaip, geriau ir panašiai, kiek yra problemų, bet labai reta įmonė fokusuojasi į tai, kas yra gero šiandien, kaip dirbo mano darbuotojai ir panašiai. Tai tas pripažinimas tikrai yra ta vieta, kur galima būtų dar stiprinti labiau. Dar čia turim tokią skalę, mes vadinam padaliniai. Padaliniai yra apie bendradarbiavimą tarp skirtingų padalinių. Ir tipiškai ir Lietuvos mastu šitas bendradarbiavimas vertinamas pakankamai žemais balais. Savo kolegą, savo pamainą ar savo skyrių aš vertinu gerai, tuo tarpu kitus, kai man reikia kažko gauti ten, nežinau, iš kokybės padalinio ar ten iš kokio darbų saugos, ir apskritai darbų sauga labai dažnai suvokiama kaip tokia labiau bausmės ir kontrolės skyrius negu kad pagalba tau. Tai čia ir įvyksta daug įvairiausių įvykių. O Alina, o pas jūs ar buvo skirtumų, pavyzdžiui, tarp skirtingų, nežinau, ar pamainų, ar gamyklų netgi? Ar išryškėjo kažkokios tendencijos, labiau panašumai ar labiau skirtumai? Buvo. Ir čia irgi dar viena vieta, kuri tikrai nustebino, netgi tarp pamainų. Tarp gamyklų galbūt net toks ryškus buvo, rezultatas vis tiek buvo artimas, bet buvo pamainose, kad viena pamaina vos ne beveik viskas yra virš 60 ar arti 60 rodiklis, o kitos pamainos tik tai tiesioginis vadovas vertinamas yra virš 60, o viskas kitas yra prasčiau. Bet tada kyla klausimas, kad galbūt nuo pamainos vadovo ir priklauso pakankamai daug. Kaip organizuojamas darbas, kaip minėjot, kiek ten to broko padaroma toj pamainoj, kaip tarpusavio santykiai valdomi pamainoj ir taip toliau. Tai tas skirtumas tarp pamainų atvedė mus į kitą sprendimą, kurį Natalija jau paminėjote prieš tai, pamainos meistrų mokymai. Ką padarėm praeitais metais, ką tęsime ir šiais metais, tai yra ir emocinio intelekto mokymai, ir probleminių klausimų kėlimo ir sprendimo mokymai būtent pamainų meistram. Nes kažkaip tai tas vidurinės grandies gamybos vadovai, ten cechų vadovai dažnai ir taip įtraukiami į mokymus, turi galimybę prisėsti webinarus, pasiklausyti ar panašiai, o tie pamainų meistrai, kurie dirba to pamaininiu grafiku kartu su savo darbuotojais, tikrai dažnai
lieka neįtraukti į tokias veiklas ir tokias kvalifikacijos kelimo galimybės. Tai dedikavom jam keletą dienų per metus, kada jie gali su specialistų savo srities žinovais kalbėtis praktinėse konkrečiose situacijose, atsineša situacijas ir ten gvildena visi tarpusavėje. Dar viena labai gera patirtis, kad juose dalyvauja skirtingų gamybinių įmonių pamainos meistrai tarpusavėje pasimaišo ir tada girdi, su kokiom problemom vieni gyvena, kiti kaip jie sprendžia, pasidalina tom patirtim ir žiūrėk, jau tas lektorius tik stovi ir klausosi, nes diskusija prasideda tarp jų tarpusavėje. Tai čia irgi labai, labai gera patirtis, kur matom iš to naudą. Man atrodo, čia toks labai teisingas organizavimas, nes lektorius, aišku, ateina su žiniom, su patarimais ir panašiai, bet kai mokosi vieni iš kitų, dar labiau veikia, nes tavo kolegai pasiteisinant, tai tada aš žymiai labiau esu linkusi pasinaudoti šito patarimu. Ja. Ok, o kaip apskritai, visada mes kaip pristatom rezultatus, perjungsiu į šitą skaidrę, turbūt jeigu nemažai yra mūsų klientų, matau prisijungusių, jums pažįstama šitą veiksnių matricą. Trumpai priminsiu, kaip mes ją formuojam, mes pasižiūrime visus veiksnius, kuriuos vertinam apklausos metu, čia dabar yra visa gamyba, ir žiūrim, kaip konkretus veiksnys yra vertinamas ir tą atspindi jo poziciją vertikalioj ašy, arba aukštis to burbuliuko, kaip aukštai jisai yra, tai atitinka tai, ką tik matėt ankstesniai skaidriai, kad darbuotojai buvo patenkinti tiesioginiais vadovais, psichologiniu saugumu, jautėsi įgalinti, patenkinti įvaizdžių ir nepatenkinti atlyginimu ir priedais, tai atitinkamai jie taip ir išsidėlioja šitoje matricoje. Padėtis labiau kairiai pusėje nuo ašies ar labiau dešiniai atspindi veiksnio ryšį su įsitraukimu. Kuo arčiau dešinio krašto, tu stipriau šitas veiksnys siejasi su darbuotojų įsitraukimu į darbą. Tai įdomu, kad gamyboje čia toks visiškai kitoks yra galbūt rezultatas, negu tipiškai mes matom, kad jeigu darbuotojas yra patenkintas įmonės įvaizdžiu, jeigu mano, kad įmonė turi gerą reputaciją, jeigu mano, kad įmonė bus ir toliau bus sėkminga, bus geras darbdavys, bus siūlys stabilias, geras, patrauklias sąlygas, tai ir bus motyvuotas tas darbuotojas. Taip pat, aišku, įgalinimas siejasi su įsitraukimu, čia yra toks tipinis galbūt atvejis ir taip pat, ką norėjau atkreipti dėmesį, darbo sąlygos. Jos yra raudonas burbuliukas, kuris rodo, kad dar yra taisytinų vietų, bet įtaka įsitraukimui yra didelė. Tai jeigu mes toliau gerinsim darbo sąlygas, tikėtina augs ir įsitraukimas. Tai pas jūs galbūt šiek tiek ir kitaip atrodė matrica, galbūt panašiai. Čia yra daug dalykų, ką reikėtų palaikyti, ką reikėtų gerinti. Kaip atsirinkot, o su kuo svarbiausia yra dirbti? Kur prioritetai? Turbūt žiūrėjom, kas didžiausią įtaką turėtų darbuotojui. Atliepti į jų poreikius, į jų lūkesčius, tą, ką jie įvardino, ir tai, kas duotų didžiausią poveikį pokyčiui. Tada realus įgyvendinimas. Pasitikrinom, o ką realiai galim įgyvendinti, neprisižadant, kad padarysim ir nepadarome. Tai buvo irgi kriterijus, į kurį atsižvelgiam. Ir aišku, tada tas aiškus vadovo vaidmuo, įgalinti vadovus, kaip sakiau, net ir tos pamainos meistrus. Jie yra vadovai, jie yra pirmas asmuo, pas kurį ateitų žmogus, kreipdamasis dėl kažkokio tai poreikio, lūkesčio neatitikimo. Tai visus šitus veiksnius sudėjus, po kiekvieno tyrimo ruošiame korekcinius veiksmų planus, juos pristatėm darbuotojam ir kadangi vykdėm praeitų metų pabaigoje, tai iki šių metų pabaigos turim įsipareigojimą atlikti tam tikrus žingsnius ir turime tarpinės stoteles, kurios irgi pristatysim darbuotojam, kaip mums sekasi eiti tuo keliu, kurį susiplanavome. O gal galit pasidalinti kokiais keliais pavyzdžiais, ką gamybinėje aplinkoje pritaikėt, pakeitėt, patobulinot? Tai turbūt gamybinių įmonių personalo vadovės man pritars, kad labai dažnas klausimas yra darbo batai.
Tai tikrai irgi esu dirbusi ne vienoj gamybinėj įmonėj ir dažnai girdžiu, tie darbo batai yra nepatogūs. Vienas dalykas, kad jie, yra būtini tam saugumui užtikrinti. Bet kitas dalykas atsirinkti, o kokie yra tie patogiausi. Tai vienas iš uždavinių - atsirinkti keletą, turėti alternatyvų ir sudaryti darbuotojų galimybę pasirinkti. Nes tas pamainos darbo laikas yra netrumpas ir tai dažniausiai yra, kaip sakom, ant kojų visa pamaina, todėl labai, labai svarbu. Tai čia viena iš nedidelių smulkmenų. Kitas dalykas yra daugiau komunikacijos, tai yra ketvirtiniai susirinkimai. Gamybos direktorius turės ketvirtinius susirinkimus su pamainomis, su darbuotojais, kurių metu turės diskusijas, galės atsakyti į jų klausimus. Tai, ko taip yra gamybinės 5 minutės, taip vadinamos, kur vyksta dažniau, bet dažniausiai ten būna greitai apie problemas pasikalbam. O čia būtų toksai sausainiai, kava, randame pusvalandį, susėst, pasikalbėti apie problemas arba tiesiog pasidžiaugti tuo, ką turime gero. Tai yra irgi tas pripažinimo aspektas, apie kurį kalbam, kad, nepasidžiaugiam tom pergalėm savo. Daleiskim, kažkuri tai pamaina rekordinį kiekį produkcijos pagamino. Arba turim kažkokį tai rekordinį viso sezono ir jį uždarome, nes tiek ledai, tiek konservai turi sezoniškumo pas mus ir tas šventes stengiamės su kolektyvu švęsti. Tai vat vienas iš momentų irgi yra švęsti tas šventes ir jų metu padėkoti tiem išskirtiniam darbuotojam, kurie galbūt inicijavo kažkokius tai pokyčius, pasiūlė kažkokių tai naujų įrankių naudojimą ar panašiai. Tai vat šitas aspektas. Kaip minėjau, pamainos meistrų įgalinimas ir kompetencijos kelimas, jų stiprinimas. Ir tada buhalterių konsultacijos, ką irgi pajautėm, darbo užmokesčio buhalterių konsultacijos, kurios yra reikalingos darbuotojams, nes dažnai iškyla klausimų ir apie mokesčius, ir apie darbo užmokestį vienokį ar kitokį, kaip jis buvo paskaičiuotas ir panašiai. Tai tokias irgi susidėjom terminus, kada darbo užmokesčio buhalterė lankytųsi padaliniuose. Tai čia iš tokių smulkmesnių, jau nekalbant apie ten ventiliacijos pokyčius, kurie galbūt nebus taip greitai, nes čia reikia ir investicijos, bet jie yra planuojami, daromos techninės sąmatos ir tikimės, kad pavyks įgyvendinti laikui bėgant. Dar viena geras pasiūlymas iš darbuotojų, kuris atėjo ne iš gamybos cechų, bet iš gamybos administracijos. Kad gamybos darbuotojai tai turi rūkyklą ir eina į lauką parūkyti. O mes, jeigu nerūkome, tai neturime kur išeiti, pasėdėti lauke, pabūti gryname ore. Tai šiais metais atsiras gryno lauko poilsio zona, kadangi turim objektą už miesto, kur galės išeiti ir administracijos darbuotojai ir gal net kompiuteriu padirbti, taip vadinamai nuotoliniai darbo vietoj, bet čia jau jų iniciatyva buvo, kad norėtų turėti galimybę išeiti į lauką. Kaip smagu girdėti, čia toks, atrodo labai paprastas dalykas, bet labai svarbus. Taip, tikrai smagu, kai žmonės patys tokius dalykus inicijuoja ir dar smagiau, kad jie tada tą zoną patys pasipuošia, pasisodina aplink gėles, atsineša iš namų kažkokių tai dalykų, kaip norėtų pajaukinti tą vietą. Čia irgi toks ir mini įgalinimas gaunasi, kad tu turi visas galimybės dar labiau pagerinti, kad tau būtų dar smagiau, dar maloniau dirbti ir panašiai. Ar ilsėtis. Labai, labai įdomu, labai bus įdomu pamatyti, o kaip pasikeis rezultatai kitais metais, ar darbuotojai vertės, mes visada klausiam, kokių yra teigiamų pasikeitimų per metus ir tipiškai tie dalykai, į ką įmonė investuoja, tikrai atsiduria tam sąraše. Darbuotojai vertina ir jūs sakot, kad tai yra smulkus dalykai, bet man atrodo, batai tai yra toks vienas esminių dalykų. Tu visą dieną, kaip minėjau, ant kojų ir jeigu tau tie batai yra per sunkus, spaudžia, aišku, ten kojos nekvepuoja.
ir taip toliau. Ir aš tada mažiau galvoju apie kitus dalykus, galbūt apie atlyginimą, bet jeigu man nepatogu yra, tai yra tikrai toks esminis momentas. Jo, pasižiūrim dar pokytį, kas pasikeitė gamyboje per metus. Tai čia jau veiksnius visus suskirstėm nuo didžiausio proveržio, kuris buvo per 5 procentinius punktus, kas jau viršyje paklaidą, apskritai viršutiniai 5 pirmi, jau yra daugiau negu paklaidos ribose ūgtelėjęs rezultatas, tai yra pripažinimas, santykiai tarp padalinių, psichologinis saugumas, santykiai su artimiausiais kolegomis. Karjeros galimybių suvokimas šiek tiek gerėjo, bet tikrai tai yra dar ta vieta, kur dar būtų galima augti. Tai šiaip pokyčių yra, jie galbūt nėra tokie greitai įvykstantis, nes ir tie procesai nevyksta greitai. Kiekvienam pokyčiui įgyvendint reikia ir laiko, ir dažnu atveju ir įvairiausių kitų resursų ir investicijų. Lyginant gamybą su Lietuvos bendru rodikliu, Lietuvos rodikliai yra žali, gamybinių įmonių mėlyni stulpeliai, tai matosi, kad atlygių apskritai yra nepatenkinta visa Lietuva. Lietuvos mastu 37% atlygį vertina teigiamai, gamyboje 32%, kur atotrūkis galbūt šiek tiek toks jau didesnis, tai yra darbo sąlygos, bet šitas, manau, kad nieko neturėtų nustebinti. Bendrai aukščiausiąją vadovybę vertina pakankamai, taip vidutiniškai, per 7 procentinius punktus čia yra skirtumas nuo bendros Lietuvos rinkos. Ir komunikacija šiek tiek irgi atsilieka vertinimas, bet su komunikacija turiu pastebėti, kad jeigu įdėčiau grafiką taip nuo kokių 19 metų, tai komunikacijos rodiklis yra vienas tų, kurie labiausiai augo, nes tikrai įmonės investuoja į komunikaciją, ieško patogių kanalų pasiekti darbuotojus ir tikrai kūrybiškai kartais sugalvoja, kaip galima būtų ištransliuoti informaciją ir panašiai. Bet probleminė sritimi toliau išlieka tiek priedai, tiek pripažinimas. Ir tą matot čia. Ir tobulėjimo galimybės. Bet ką išgirdau ir iš jūsų, ir kiti mūsų klientai labai dažnai prieina panašios išvados, kad labai svarbu investuoti būtent į tą žemiausią vadovų grandį, kuri dažnu atveju, kaip ir jūs minėjote, yra atėjusi iš paprastų darbininkų ir labai dažnai gerai išmano specifiką pačio darbo, bet ne visada turi tikrai tų lyderystės įgūdžių ir čia ir iškyla tokių šiek tiek sunkumų. Su kuo dar mes susiduriam gamyboje, tai tikrai su skaitmenizacija, robotizacija, inovacijom, visa tai kainuoja, bet darbuotojams kainuoja dar tokių psichologinių biškių momentų. Yra nemažai tokios baimės, kad atėjus technologijom, kad mes turėsim daugiau robotų negu žmonių. Ir iš tikro yra toksai momentas, kad gamyba išgyvena tokią ir dvigubą, galima sakyti, transformaciją. Tiek technologinę prasme, tiek žmogiškąją prasme. Nes ko be paklaustum, visi sako, kad technologinis efektyvumas yra svarbus, mes turim turėti technologijas, nes talentų trūksta. Nestovi eilės norinčių, tikrai ne, į jūsų skelbimą neatsiliepia 20 ar 50 norinčių dirbti pamaininį darbą. Tas tiesa ir niekas iš mano klientų negali pasigirti, kad labai yra daug iš ko rinktis. Bet paradoksas, kad mes investuojam į robotus, bet įmonės teigia, kad didžiausias jų stabdis pasiekti tikrai geriems aukštiems rezultatams yra įgūdžių trūkumas. Tai ne robotų įgūdžių trūkumas, o žmonių įgūdžių trūkumas. Ir šiaip irgi čia tyrimai rodo, kad darbuotojai, kurie jaučia, kad įmonė jos moko dirbti su naujausiom technologijom, ar tai būtų dirbtinis intelektas, ar tai būtų kažkokios automatizacijos ar panašiai, jie jaučiasi, kad jie labiau norėtų dirbti tokio įmonėje ir likti tokio įmonėje. O jeigu įmonė į tai neinvestuoja, darbuotojai tada galvoja, kad mus pakeis. Ir čia yra tokia visai patiko man pakankamai nauja sąvoka. Mes žinom FOMO sąvoką, Fear of Missing Out, kad mes kažką praleisim. O gamyboje yra tai, kad mes
mūsų įgūdžiai pasens ir mes jaučiam nerimą dėl to, kad galbūt mes neturim tokių gerų technologinio prasme įgūdžių ar IT prasme ar panašiai. Ir vat, iš to kyla nemažai nerimo darbuotojams. Ir kartais mes girdim iš klientų, kad sako, labai čia mūsų darbuotojai nenori pokyčių, nemėgsta pokyčių, bet ar jie nemėgsta pokyčio, ar jie bijo, kad tas pokytis jiems bus nenaudingas, kad juos galbūt pakeis kažkokiom kitom sistemom. Tai čia toks momentas visai įdomus. O čia įdėjau tokių šiek tiek komentarų iš mūsų įvairiausių tyrimų. Mes klausėm, jeigu būtumėt vienas iš aukščiausio lygio vadovų, ką spręstumėt? Tai labai dažnai čia būna, aišku, apie atlygį, ir čia irgi yra šitas komentaras apie atlygį. Apie darbuotojų kaitą, tikrai dažnos temos, kad reikėtų mažinti tą kaitą. Ir įvairiausia, labai dažnai būna ir apie pačius tiesioginius vadovus, tuos arčiausiai žmonių, kad galbūt reikėtų pagarbiau bendrauti, galbūt reikėtų atsižvelgti labiau darbuotojų poreikius ir panašiai. Gal, Alina, pamenat, kas pas jūs čia buvo prie klausimų, kuriuos reikėtų labiausiai spręsti? Turbūt nepasakysiu dabar, reiktų pasižiūrėti, bet manau, kad tai yra tai, ką mes susidėjome į savo korekcinį planą. Tie dalykai ir buvo paminėti, nes žiūrėjom, ką dažniausiai paminėjo. Aha. Čia dar turiu tokį juokingą klausimą įdėjom, jis yra dešiniai, atsiprašau, perjungiau netyčia, dešiniai apačioj uždrausčiau kvailus klausimynus. Bet, čia toks apie tai, kad darbuotojai galbūt ne visada pamato vertę dalyvavimo apklausoje. Bet tai vyksta tada, kai nėra sąsajos, kai mes susirenkam grįžtamąjį ryšį ir viskas, ir tuo baigėsi. Tai galvoju, kokį, nežinau, vieną ar kelis praktinius patarimus duotumėt įmonėm, kurios dar tik tai svarsto daryti tyrimą. Daryt ar nedaryt, ar čia mums pradėt, nepradėt? Tai turbūt daryt. Reikia pradėti nuo mažų žingsnelių. Kartais galbūt tai galėtų būti ir kažkoks tai pilotinis tyrimas vienam ar kitam skyriui ar ceche, kad tiesiog nueitų tas garsas apie tai, kaip vyko, kokios po to buvo to pasekmės. Tikiuosi, kad tik tai teigiamos. Turbūt labiausiai šitas, bet turi būti vadovų įsitraukimas. Tai turi būti ne personalo projektas arba personalo vedamas klausimas. Tai turi būti komandos, tai yra ir aukščiausios vadovybės palaikymas, ir personalo, ir tada, žinoma, jau tų tiesioginių vadovų, kurie įsipareigoja daryti pokytį klausimus. Manau, kad labai gera mintis, nes labai dažnai apie tyrimą mes turim tokį įsivaizdavimą, kad čia personalo skyrius galvoja, čia jiems reikia kažkokią klausėlę paleisti, čia nesąmonė. Jeigu vadovai yra įsitraukę, vadovai yra palaikantis, tai tikrai jie ir labiau skatina pačius darbuotojus dalyvauti ir panašiai. Jo, ir pabaigai matau, kad jau mums visai mažai laiko liko, turiu porą skaidrių. O tai kaipgi padidinti tą įsitraukimą gamybai, ką irgi mes tiek iš klientų matom, tiek iš europinės patirties apskritai. Tai pirmiausia, pagrindinė taisyklė, į ką reikėtų investuoti, tai į tos pirmosios linijos arčiausiai darbuotojų esančių vadovų įgalinimą, nes gamyboje žmonės išeina ne iš įmonės, jie išeina iš meistro, iš pamainos vadovo ir panašiai. Tai investuoti į jų ugdymą. Suteikti lankstumo, kiek tai yra įmanoma. Tikrai, jo staklių neparsinešu namus, bet jeigu įmanoma lankščiau pasižiūrėti į tam tikrus dalykus, tai duoti to lankstumo. Taip pat grįžtamasis ryšys labai gerai veikia apskritai tą galimybę pateikti kažkokias įvardint problemas ir matyti jų sprendimą. Arba jeigu nebus sprendžiama problema, tai žinoti, gauti informacijos apie tai, kodėl nebus sprendžiama. Tada dar vienas toksai patarimas, tai yra aiškus karjeros ir įgūdžių žemėlapis, tai yra tokia šviesa tunelio gale. Kas iš to? Dabar aš dirbu jau 2 metus, tai kaip aš galiu kilti karjeros laiptais, kaip aš galiu užsidirbti daugiau, ir tai yra tikrai svarbu. Ir ergonomika, ta vadinama paprastoji higiena ir
poilsio zonos, virtuvėlės, jų įrengimas ir panašiai. Visa ta tokie atrodytų baziniai dalykai, bet jie yra svarbus. Ir apskritai, turbūt pagrindinė mintis iš mūsų susitikimo, ką norėčiau, kad išsineštumėt, kad gamyboje geriausiai veikia iš tų kaizeno mažų žingsnių filosofija, kad nereikia ieškoti kažkokios vieno tokio globalaus veiksnio, kuris čia pakeis mūsų darbuotojų motivaciją ir NPS ar panašiai. Įsitraukimas susideda iš mažų žingsnelių. Jeigu darbuotoją mes išgirstam, jeigu fizinės darbo sąlygos yra tinkamos, jeigu mes jaučiamės įvertinti, tai po truputį augins įsitraukimą. Tai tiek iš mūsų šiandien. Alina, gal kažko nepaklausiau, gal pabaigai norit dar kažko pasidalinti? Visus pagrindinius aspektus pasikalbėjom, tai tik taip padėkoti Natalija jum, kad tikrai, kai darėm tyrimą pas save, jūsų įsitraukimas ir pagalba, lankstumas, geranoriškumas komandos buvo labai aukštam lygyje ir jūsų pristatymas padarytas pirmiausiai paskatino ir vadovus žymiai drąsiau daryti pristatymą prieš savo darbuotojus, nes išgirdo iš jūsų pagrindinius aspektus, ką turėtų nunešti, kaip tai pristatyti ir tada jie jautėsi žymiai drąsiau prieš auditoriją patys, gavę iš ekspertų geriausias rekomendacijas. Ačiū, labai malonu. Tikrai. Tai ačiū visiems, manau, stabdysime įrašą, jeigu turėsit komentarų, dar galim pasilikti šiek tiek ir atsakyti jūsų klausimus. O kol kas ačiū visiems.